Sveiki, malonu, kad nusprendėte įsigyti Persikas mitybos planą ir šiame video parodysime jums, kaip naudotis Persikos mitybos planu. Tai iš karto matote lentelę, tai dienos planas ir matote, kurios dienos meniu yra sugeneruotas. Jeigu norite pamatyti, kas yra kitoje dienoje, spaudžiate rodiklėlį ir iš karto išmeta kitų dienų meniu. Toliau matote pagal tikslus, kiek kalorijų ir maistinių medžiagų turite suvalgyti, toliau yra skysčiai ir iš karto matote savo planą, ką turėsite valgyti pusryčiams, užkandžiai pietums, užkandžiai vakarieniai. Jeigu nepatinka vienas iš patiekalų, galite jį pakeisti kitu su šituo skrituliuku, spaudžiate rekomenduojami receptai ir pasirenkate savo mėgstamą, galite pasirinkti iš daug baltymų, tada pasirenkate varškėtukus, patvirtinate keitimą ir iš karto automatiškai jums yra pakeičiamas receptas į kitą. Tada galite užžymėti šitą receptą širdele ir jis bus įdedamas prie mėgstamų receptų ir juos rasite čia. Toliau, kai paspaudite suvalgiau, jūsų receptas nueina į galą. Jeigu norite susigrąžinti receptą, spaudžiate prie suvalgiau ir jis grįžta atgal. Jeigu nevalgote pagal planą, galite praleisti receptą ir pasirinkti iš alternatyvų ir gauti papildomų kalorijų, kad matytumėte, kiek kalorijų suvalgote per visą dieną. Toliau, kai susidėliojate savo planą, ką norite valgyti kiekvienu valgiu, iš karto galite matyti pirkinių krepšelį. Dabar yra mano pirkinių krepšelis sugeneruotas, aš jį galiu pergeneruoti ir pasirenku, kad aš noriu įsigyti ingredientų kelioms dienoms į priekį ir tai galiu padaryti. Ir iš karto matau, ką turėsiu nusipirkti kelioms dienoms į priekį. Toliau yra pasiekimai, tai čia galite matyti savo taškus, kiek taškų surenkate, tai gaunate taškus už įvykdytas užduotis. Pavyzdžiui, paspaudžiate suvalgiau ir jūs gaunate apie 10 ar 20 taškų ir paskui gaunate taškus už prisijungimą. Taip pat, jeigu pasidalinate savo receptu Instagram paskyroje ar už kitas užduotis. Ir galite matyti, kaip sekasi kitiems. Tada yra asmeniniai tikslai, tai čia galite fiksuoti savo svorį ir matyti, kaip jis keičiasi per ilgąją perspektyvą. Toliau yra patarimai, tai patarimuose rasti įdomius straipsnius apie mitybos planavimą, svorio metimą, sportą ir kitą naudingą informaciją. Toliau yra jūsų mitybos plano nustatymas, tai čia galite perskinuoti savo planą pagal norimą kalorijų kiekį, galite įsidėti arba sumažinti nemėgstamų produktų kiekį, tada galite pasigroti fizinį aktyvumą bei nusistatyti naują mitybos tikslą. Toliau galite prisijungti į mūsų Facebooko grupę, paspaudus ant Facebooko ir tada dar kartą susipažinti su naudojimus instrukcijų, jeigu kažką pamiršote. Tai šiandien toks trumpas video būtent apie tai, kaip naudotis Persikas platformą. Sėkmės!